Aš bandau kiek įmanoma savo klientus įspėti, kad žiūrėk, tu čia atėjai, tarytum pas gydytoją žaizdos apžiūrėti ir, ta prasme, ją reikia išplauti, tai ją reikės atidaryti, ją reikės dezinfekuoti, apie ją reikės pakalbėti, jai reikės vaistų nupirkti. Tai nebus vien malonumas. Bus malonumas, kai jinai užgis ir kai tu galėsi ten bėgioti ir visa kita, ir jausti prasmę, jausti energingumą, nebeturėti depresijos, nebegalvoti apie buvusią žmoną ar apie ten kažkokį verslo praradimą ir naują etapą gyvenime turėti. Bet tau bus skauda ir aš tave tiesiog challenginsiu labai stipriai, nes jeigu tu kalbė apie visiškai saugią erdvę, tai aš kalbu iš savo pusės tai apie tokį konfidencialumą, bet aš tai žinok velnių duodu normaliai. Paspaudžiu. Aš esu mokytas paspaust. Sako, jeigu tu imi žmogaus pinigus ir jam nepasakai tiesos, tiesiog tiesiai šviesiai ir leidi jam būt fantazijose, čia ne jokia paslauga, sako.